Labą dieną, mielieji, skubu jum pristatyti aromaterapinės kosmetikos kolekciją, kurią sukūriau šią savaitę. Visi produktai yra pagaminti iš absoliučiai natūralių medžiagų. Ir pirmiausiai noriu papasakoti apie preparatus kūno priežiūrai. Štai čia yra aromaterapinis šveitiklis, kuris vadinasi Paimk mane kas rytą. Sukūriau jį galvodama apie tuos rytus, kada visai nesinori keltis ir lipti iš lovos, arba mums atrodo, kad gyvenime nieko tą dieną mūsų nelaukia gero. Ir žinote tą būseną, kuomet nueini į dušą, pradedi jausti nuostabų kvapą ir vėl sugrįžta meilė gyvenimui. Tai yra šveitiklis su Epsom druska, magnio sulfatu. Tai yra transderminis magnis. Magnio reikia įvairiom mūsų organizmo sistemom, nervų sistemai. Ir šveitiklį galima tiesiog naudoti, paimti saujelę druskos ant rankos arba plaušinės, arba ant vonios prausimosi skudurėlio ir nuo periferijos link širdies švelniai patrinti odą. Taip pat galima pilinguoti ir veidą, kadangi magnio sulfatas yra labai švelnus abrazyvas, jisai nenubraižo odos ir neužkemša kanalizacijos. Niekuomet nenaudokite kaip šveitiklio kokių nors sumaltų riešutų arba ten dribsnių, kad ir kavos, nes visa tai užkemša kanalizaciją. Ir papilingavus, reikėtų dar keletą minučių pabūti duše arba vonioje, kad magnis prasismelktų per odą, patektų į limfą, į kraują ir kurį laiką magnio papildų jums naudoti jau nebereikės. Šveitiklis plaukioja aliejuje, matote, kiek yra daug aliejaus. Ta dieną nusipilingavus jums nebereikės naudoti jokių kremų, losjonų, oda bus labai švelni, aksominė, lygi ir pamaitinta. Štai čia yra aromaterapinis šampūnas ir balzamas. Aromaterapiniu šampūnu galima prausti kūną ir plauti plaukus. Ir balzamą po to mes tepam ant plaukų ir galvos odos, leidžiam įsigerti. Šiuose preparatuose nėra jokių sintetinių putokšlių, nėra taip pat silikono, nėra parabenų, tai yra visiškai natūralus ekologinis produktas. Jei nesate pratę prie natūralių prausiklių, iš pradžių atrodė šiek tiek keista, kadangi plaukai po plovimo nebus tokie slidus, kaip kad plauti su silikonais. Kol jie šlapi, nešukuokite, kad nepeštų, bet kai plaukai pradžios, juos bus lengva iššukuoti, jie blizgės, skaniai kvepės ir svarbiausia, galvos oda bus pamaitinta. Plaukų svogūnėliai gaus geresnę mitybą, pagerės kraujo, limfos tėkmė ir tiesiog tai stimuliuoja naujų plaukų augimą ir taip pat stabdo plaukų slinkimą. Po to plaukus galite patepti aliejumi kūnui 1001 naktis. Jau daug metų gaminu tokį aliejinį preparatą kūno odos priežiūrai, kurį vadinu 1001 naktis. Kaip 1001 nakties pasakų rinktinė yra labai daug pasakų, taip pat ir mano gaminamo aliejaus receptūra kiekvieną kartą būna kitokia. Šį kartą pagaminau vasarinį variantą su lengvos tekstūros lipidais, aliejais, kurie greitai įsigers į odą ir neriebaluos drabužių, bet oda bus pamaitinta. O dieviškas kvapas yra dėl to, kad jo sudėtį įeina atarai, aromatingi egzotiški augalai distiliuoti per santalmedžio aliejų ir tai duoda tokį ilgą šleifą. Šiuo metu yra 2 talpų 1001 naktis. Galite tepti ir veidą, galite naudoti masažui, galite naudoti kaip odos priežiūrą po saulės. Visą dieną skaniai kvepėsite, galite ant viršaus dar pasitelkti
patepti arabiškais kvepalais. Dar vienas kūno priežiūros preparatas yra monoidetaitė, štai ta balta dėželė. Tai yra šalto spaudimo kokoso aliejus, kuriame buvo 15 dienų mirkyti gardenijos arba tiaro žiedai. Žiedai visdami paskutinį kvapą iškvepia į kokoso aliejų ir tai vadinasi šaltoji maceracija. Na, o kad aliejus dar labiau kvepėtų, aš jį prisotinau papildomai gardenijos eteriniu aliejum. Monoidetaitė dieviškai kvepia, konsistencija yra tokia kreminė ir galite tepti veido odą, kūną, galite naudoti kaip aliejų deginimuisi saulėje, po saulės vonių, galite neštis į masažą, naudoti kelionėje. Labai patogu, kadangi dieviškai kvepia, yra labai stiprus afrodiziakas, labai tinka vasaros sezonui, kadangi apsaugo drėgmės garavimą iš mūsų odos, apsaugo netgi plaukus nuo sūraus jūros vandens ir labai nuostabus aromatas. Na ir veido priežiūra, veido odą nuprausę ir galbūt patepę hidrolatu, toliau galime tepti štai šiuo preparatu, tai yra aromaterapinis regeneruojantis serumas veidui. Tai yra visas gėris, kuris yra aromaterapijos pasaulyje, praktiškai vitaminai veido odai. Čia yra japoninės kamelijos aliejus, australiškų riešutų aliejus, rudėtasis erškėtis, kuris tirpdo, mažina odos nelygumus, aliejai prisotinti gama linolinėm rūgštim, kurios dalyvauja prostaglandinų gamybai ir užtikrina odos tangrumą. Alijošiaus ir jūros dumblių žele, hidrolizuotas kolagenas ir labai prabangus eteriniai aliejai, tokie kaip rožių ir santalmedžio, priešuždegiminiai fitoliai. Šitas serumas yra lengvos konsistencijos, kaip drėkinantis toksai losjonas. Ir švarią odą mes pirštų galiukais tiesiog patapšnodami patepam serumu, leidžiam susigerti. Galbūt jums to ir pakaks. Serumas gali būti naudojamas tiesiog kaip toks dieninis veido kremas. Jeigu norite gilesnės mitybos, tuomet po serumo, kai jis įsigers, praėjus keletui minučių patepkite odą štai šiais aromaterapiniais regeneruojančiais kremais. Abi dėžutės turi tą patį turinį, tik tai yra karališkai mėlyna ir šviesiai žalia dėžutė. Tai yra kremas su liposomom, taip pat absoliučiai natūralus produktas, mano firminis preparatas, kuris sudaro labai daug komponentų. Aš pati jį naudoju reguliariai, turiu klientės, kurios daugybę metų naudoja tik šį preparatą ir laukia, kada pagaminsiu naują partiją. Taip, kad tiesiog galite naudoti kremą po serumo arba atskirai. Jeigu eidamas miegoti keletą kartų patepsite veido odą šiuo kremu, tuomet jisai suveiks kaip kaukė veido odai. Na ir probleminės veido vietas aplink akis, arba kur formuojasi raukšlelis, arba aplink burną, lūpas, galite patepti štai šiuo aromaterapiniu regeneruojančiu, maitinančiu pakių kremu. Šiame mažame buteliuke dėžutėje yra labiausiai maitinantis komponentai ir mažesnė eterinių aliejų kokybė, kad nesudirgintų akių gleivinės. Na ir pabaigai, visaip išsitepusios, galim pasikvepinti. Štai čia jūs matote aliejinius arabiškus kvepalus. Šis auksinis buteliukas vadinasi Alef Leila Waleila. Iš arabų kalbos išvertus tai būtų 1001 naktis. Rytietiški kvepalai, afrodiziakiniai. Visi šie kvepalai yra aliejiniai, taip kad galim tiesiog rutuliniu aplikatorium šiek tiek patepti delnus. Ir jau kūną iškvepinta 1001 naktim
tepam kvepalais, braukiam per vidinį blauzdų paviršių, vidinį šlaunų paviršių, pilvo apačią, krūtinę, vidinį rankų paviršių, suglamžom plaukus, tokiu būdu tepam iš apačios į viršų ir šleifas bus labai ilgas, kvepėsit kaip rojaus sodas visą dieną. Dar vienas kvepalų variantas yra auksinis smėlis, golden sand, tai yra saldus kvapas. Black oud, juodasis ūdas, pasiutelis ir tietiškas kvapas. Ir štai šis buteliukas su kutasiuku yra mano daryta atarų sinergija kamasutra, afrodiziakinė tokia aroma sinergija. Galite naudoti šitos kvepalus po vieną, galite tepti įvairias kūno dalis vienu metu. Kvapai nesusipjaus, kadangi jie visi yra natūralūs. Taigi visą šią kolekciją galite naudoti vienu metu. Štai, tiesiog noriu parodyti visą vaizdą. Ir produktų kiekis yra ribotas, kadangi tai yra gyvos medžiagos. Dėl užsakymo, rezervavimo rašykite man elektroninį laišką arba asmeninę žinutę, jeigu gyvenate Kaune, kviesiu apsilankyti, pauostyti, iškvepinsiu jūs nuo galvos iki kojų, įsigysite vietai. Jeigu gyvenate kažkur toliau, aš galiu siųsti šiuos preparatus. Aišku, vasarą paštomatuose yra karšta, baisoka, kad aliejiniai preparatai neišbėgtų, bet aš paprastai juos supakuoju į labai gražius tokius spalvotus, minkštus vokus su meilė ir pagarba jum, taip kad galite užsisakyti ir į kitus Lietuvos ir ne tik miestus. Su geriausiais linkėjimais, jūsų Dalia.